Virenijus Andrijauskas, mano pašnekovas dabar. Labadiena. Labadiena. Ir mes girdėjom ką tik varpelį ir girdėsim gongą netrukus, ar ne? Mes girdėsim dainuojančius dubenis, arba kitaip sakant, mažuosius gongus. Ir jie lydės visos šios laidos metu. Tad jeigu norėsi snausti, tai mielai prašom tą ir padaryti. O koks iš tiesų efektas dažniausiai? Toks raminantis, kad norėsi snausti? Taip, tie dainuojantis dubenis ir gongai, jie ramina žmogų, ramina protą. Todėl, pavyzdžiui, tarkim, budizme naudojami dainuojantis dubenis, jie tokiu būdu įeina į tokią savęs nuraminimo meditaciją procesą. Na ir mes lygiai tokie patys žmonės, kaip ir visame pasaulyje, ir mus ypatingai dabar reikia nuraminti. Mūsų protas yra aktyvus, mes pripratę daug dirbti, veikti kažką. Todėl yra įvairi garso terapija, įvairiosios formos, pavyzdžiui, gongai, dubenis, tą ir padeda padaryti. Todėl to ir užsiemu. Jums pačiam nesunku ir šnekėti, ir groti? Vis tiek 13 metų patirtis. Anksčiau būdavo gal kitaip, o dabar ne. Aš pastebėjau, kad tas padeda, anksčiau taip negalvojau, nes viską ištyrinėjau per praktiką. Turėjau daug praktikos ir vedu pastoviai tos užsiėmimus ir seminarus. Ir ypatingai stebiu tuos žmonės, kurie labai yra įsitempę, kurie negali atsipalaiduoti. Ir jie ateina čia į studiją ir jie per dėka tų įvairių garsų pagalbą, jie atsipalaiduoja. Pavyzdžiui, mes dabar girdim čia dainuojantis dubenis. Ir iš jų sklinda visokie garsai. Tačiau realybėje yra dar papildomai didžiuliai gongai. Gongai, jie yra dideli, ir su jais yra taip, kad jie sukelia ne tik garsą, bet ir virpesį. Ir kai žmogus guli studijoje, jis jaučia ir garsą, ir virpesį. Ir gaunasi toks dvigubas terapinis efektas, kad jo kūno ląstelės yra virpinamos ir todėl gaunasi toks vibroakustinis masažas, o žvelgiant per garso pusę, tai kaip koncertas. Ir tai irgi tie garsai, jie ramina. Ar pastebėt, kad dabar daugiau žmonių įsitempusių? Čia irgi dabar žiniose girdėjom, ar ne? Ir mes ir laidose nuolat kalbame apie karą. Ukrainoje karas artimuosiuose rytuose, tai neišvengiamai labai veikia žmonės, jau nešneku, grasinimai mokykloms, galvoja apie savo vaikus, kaip jie ten jaučiasi ir taip toliau. Pasaulis visada yra didžiulis kovos laukas ir visada yra problemų. Tai menas ir išmintis yra tame, kaip gyventi tame lauke ir mokėti kažkaip atsiriboti nuo to. Bet tai nereiškia, kad būti apatiškam. Kaip tik ir norėjau sakyti, kur yra skirtumas tarp abejingumo ir atsiribojimo. Apatija, kai įkrenti į tą emociją, į tą jausmą ir ten su tuo, kaip čia pasakyti, paskęsti, pradedi kankintis. O išmintis tai yra matyti, kas vyksta ir vis dėlto žvelgti į save. Ir šito vietoje turi būti entuziazmas veikti. Tuo prasme, kad aš veikiu, darau tai, ką privalau padaryti ir vis dėlto neįsitraukiu į tą galutinį rezultatą. Čia aišku toks rytų filosofijos atspalvis yra. Aišku, jis gana keistai skamba, iš kitos pusės mums labai tinka. Nes praktika rodo, viską, ką aš darau, tai stengiuosi maksimaliai praktiškai daryti. Ir kai darau tokius savaitgalius proto atostogos, tai ten yra viskas praktiška. Kvėpavimas, atsipalaidavimas, įvairios formos, tam, kad žmogus ir aktyviai dirbtų ir veiktų šitam pasaulyje, ir iš kitos pusės mokėtų atsiriboti, kaip sakant, būti beaistringas šitam pasauliu. Todėl, kad tai yra neišvengiama. Visada buvo ir bus problemų pasaulyje. Ir Lietuvoje ir kitose šalyse visada tas buvo. Klausimas, ką aš su savim darau. Ir pavyzdžiui, mes galime visada pastebėti kolektyve, pavyzdžiui, LRT studijoje yra žmonės, kurie labiau linkę dėl visko pergyventi ir nervuotis. Ir yra žmonės, kurie
labai lengvai viską žiūri. Todėl mums reikia perimti tą požiūrį, kuris mums labiau yra priimtinas, kuris yra lengvesnis gyventi. Juk gyvenimas turi būti, jis neturi būti sunkus, jis turi būti lengvas. Ir tam pirmas dalykas reikia susitvarkyti su savo protu, su savo mintimis, su savo šurmuliu. Tai va dabar ir tvarkom. Aš tai jaučiu, kad aš šiaip tokia esu aktyvesnė kalbėtoja, bet toks vat, kažkoks jums grojant, toks jaučiu, kad aš taip ramiau kalbu, negu įprastai šiaip jau Tai kalbėčiau. labai gerai, laidoje. tokia užduotis. Čia pavyzdžiui, aš labai daug esu įdėjęs į YouTube įvairiausių įrašų ir tam, kad žmonės, čia ypač per karantiną, reikėjo to, kad jie klausydamiesi pradėtų atsipalaiduoti ir geriau miegoti, pavyzdžiui. Užtat yra daug įrašų atsipalaidavimas prieš miegą. Tam, kad žmonės gerai miegotų, juk vienas su kitu susiję, pailsi, atsigauni, gerai dirbi. Ir tas sukasi ratas. Tai va. Aš klausytojams noriu priminti, tiksliau pasakyti, kad galite ir paskambinti į mūsų studiją, jeigu norit ko nors paklausti, Irenijus, ar sureaguoti į tai, kas čia vyksta studijoje ir apie tai, ką kalbam. Tai telefonas 2363 111, Vilniaus kodas 85, skamba šiek tiek kitaip, bet gali ir taip skambėti. Taip. Telefonas mūsų. Čia jau skambutis, jau gali skambinti, kaip mokykloje. Pamoka prasideda. Arba baigėsi. Tarp kitko, žinot, gongas kur yra? Gongas yra mūsų Seime. Ir jisai simbolizuoja kažkieno pradžią ir kažkieno pabaigą. Tarkim, mūsų kultūroje gongai, arba kitaip sakant varpai, ir apskritai yra visur, bažnyčiose. Irgi principas yra panašus - sukurti aplink save kažkokią informacinę žinią pranešimą ir atitinkamai, jeigu šalia, pavyzdžiui, varpo kokios stovi, jauti labai aiškiai vibracijas. Ir teko daryti tokį tyrimą, mat, pavyzdžiui, vandenį pripilame dainuojantį dubenį ir sukam. Su sūnum reikėjo padaryti mokyklai ir filmavom tuo lėtų režimu. Ir matom, kaip gražiai vanduo nuspalvina tam tikrą formą. Tai jeigu mes esam šalia tų muzikos instrumentų, atitinkamai ir kažkas vyksta mumise, nes mes esam iš principo kūnas iš vandens. Ir tai rodo praktika. Vat žmonės man dažnai pasakoja, aš klausiu, man įdomu atsiliepimai, kaip jūs jaučiatės, kas vyksta su jumis. Įdomiausia, kad žmonės sako per tas renginį, maudynės gongė, kur vadinasi, tai daugam skauda problematiškas vietas, po to nebeskauda. Aš džiaugiuosi, kad tai padeda ir kad pasaulis tyria garso reikšmę, kaip veikia mūsų kūną, psichiką. Ir iš to atsiranda puikūs užsiėmimai. Ir netgi dabar ir medicinos įstaigos įsileidžia kaip garsoterapija, nes tai atpalaiduoja. Ir pavyzdžiui, jeigu aš dabar gročiau ilgai, labai gali būti, kad jūs prisnausit. Aš jau šiaip prisipažinsiu, šiek tiek jau snaudžiu, bet pasinaudokite ausinėmis, išklausykim, ką Vytautas iš Vilniaus galvoja, ar ko nori paklausti. Vytautai, laba diena. Labą dieną. Pasiklausau jūsų radę visokių minčių, progų gerbai yra. Pažiūrėkit, aš šįryt toks, mėgėjas, tokių visokių. Pasidariau piramidę kieme, ten tokie akmenys buvo, man pasinaudojo tą progą. Ir aš vis galvoju, kurgi man tokį kvarpą gavosi, galvoju, nueisiu pas kliboną kokį ten, bet tikra, kad iš bažnyčios ar buvau turgui. Tai ten tokie skardelės tenai. Tai gal galėtumėt parekomenduoti, kur galima apsižvalgyti, kad tenai, ar ten atsisiųsti ir tai būčiau labai dėkingas, kad tokį rimtesnį, neskardinį, bet, pavyzdžiui, kokį ir varpą, tai tokį išlietą, kokį normalų, suskambinsiu, negalėtumėt parekomenduoti, kur čia man paieškoti geriau. Ačiū Vytautai jums, aš tikiuosi Irenijus atsakys į klausimą, bet man apie varpus kitas irgi klausimas, aš tiesiog pratęsiu, kaip ir jūs šnekėjote apie tai, kad mūsų kultūroje varpai, ar ne, rytų kultūroje gongai, dubenys, bet jūs vis dėlto varpais negrojat. Ir toks, kaip čia, apie tą priimtinumą, ar lietuviškoje kultūroje nėra to, kas irgi tai atitiktų, mes čia prieš tai kalbėjom apie miško ryšį žmogaus su mišku ir kiek kas yra lietuviška, o kas, paimta iš kitų šalių. Tai tas irgi santykis iš tiesų. Kodėl reikia rytų? Ar mes, pavyzdžiui, neturim? Aš irgi taip galvoju, kad mums reikia imti iš pasaulio tai,
kas yra pasaulyje geriausia. Ir kartais apsižvalgau, bet kuriam kambarį, bet kurioje studijoje, kiek yra lietuviškų daiktų. Ir matot, varpai, jie irgi atkeliavo į Lietuvos kultūrą ir jinai integravosi prieš, kada jie atkeliavo tada. Aš manau, kad žiūrint taip iš labai toli, visose kultūrose, tiek čia mūsų tam regione, visada buvo kažkokie muzikos instrumentai ir jie tiesiog transformavosi. Pavyzdžiui, mums žinomiausias tai yra instrumentas, kuris yra visur, tai yra būgnas. Tai jis yra lietuviškas ar kitų šalių. Aš visada sakau, kad viską, kas geriausia yra kilę, tai tik iš Lietuvos. Ir mes turim to naudotis. Ir tarkim, pavyzdžiui, gongas, jis yra plokščias, toks kaip, sakykime, lėkštė. Bet jeigu jį dabar gražiai sulenkti, ir aš manau, kad kažkaip per šalis keliavo iki Lietuvos, ir jį greičiausiai kažkokiu būdu sulenkė, meistrai vietiniai improvizavo ir sukūrė iš to varpo stilių. Tai, sakyčiau, čia netgi nėra atskira. Čia yra labai labai susiję ir mes visi esam kartu viename vežime. Tik tai, kaip dabar į tai žiūrime. Jeigu pažvelgtume porą tūkstančių metų atgal, taigi viskas buvo susilieję ir viskas buvo labai panašu. Svarbiausia, manau, kad būtų žmogiškos vertybės aukščiau visko ir kad mes būtume žmonėmis pirmiausia, nes kartais netgi kultūriniai, tie tautiniai susiskirstimai sukuria mums problemų. Ką mes ir matom pasaulyje. Vis dėlto keliam į viršų tas tikras moralinės vertybės ir jomis vadovaujamės. Tai yra svarbiausia, tai yra žmogus, tai yra tai, ką galima gero padaryti visuomeniai ir savo pačiam. Atsakant tam žmogui, kuris ieško, eksperimentuoja, tai galiu pasakyti, ieškokite ir rasite. Yra Lietuvoje, kas prekiauja gongais. Aš manau, kad jūs surasite varpų antikvarinėse parduotuvėse. Tas pats internetas, visko yra. Ieškokit, svarbiausia, ieškant instrumento, bet kurio. Čia patarimas visiems. Susiraskit gerą instrumentą, kokybišką, nes tarkim instrumentas toks kaip varpas, gongas ar dainuojantis dubenis, jiegi yra iš metalo ir jie jums visam gyvenimui. Todėl verta susirasti patį geriausią, kad jums patiktų ir jums turi patikti garsas. Nes jeigu jums įsiūlys kas nors tiesiog gerą instrumentą, bet jums nepatiks garsas, tai jūs jo negruosite. Taip yra visada. Todėl aš ieškodamas instrumentų visada išklausau ir pasižiūriu, tinka man ar netinka. Tai man tinka, todėl aš tą ir turiu. Tai ieškokite, jeigu turit ketinimą, ypač gerą ketinimą, jis visada išsipildys. Visata mus palaiko. Ir tie geri dalykai išsipildo. Kaip jūs pats sakėte, 13 metų praktikos, kaip atėjot prie tų gongų? Sakau, kaip nusiritau iki šio gyvenimo būdo. Matote, jeigu žvelgiant į mano tą asmeninę perspektyvą, tai aš dirbau kaip versle ir aš mačiau, kas vyksta ir dabar, kad labai daug įtampos yra tame visame. Verslas, tikslai, planai, ką mes turime pasiekti, kiekvienais metais turim vis daugiau, tas labai įtempia. Ir tam darbe daug yra įtampos, daug yra konkurencijos, kovos ir nėra atsipalaidavimo. Todėl aš savo vadybinės žinias perstačiau į kitą pusę ir šalia buvusio ofiso dar prieš tuos 13 metų atidariau jogos studiją, kurioje ir atsirado tie garsai ir visa kita. Galvoju, tie verslo žmonės ir ateis. Ar atėjo? Žinot, artimiausi draugai, jie dėl to ir yra artimiausi, kad jie sako, aš ateisiu kitą kartą. Eina kiti žmonės įprastai. O kai esi pažįstamas su žmonėmis, jie vis tada taip įtariai viską žiūri, galvoja, ar čia laikina užgaida, ar čia verslas, ar čia kas, o po kurio laiko ateina. Tai kad visi ateina. Šiaip, žiūrint plačiai, kas buvo prieš 13 metų, gongai apskritai Lietuvoje prieš kokį 16 metų startavo. Ir dabar tai nekelia niekam kažkokių sunkių minčių,
ten nieks nevadina ten sektomis ir taip toliau. Todėl tai yra priimtina visiems ir kas įdomiausia, bet aš netgi šalia jūsų turiu studiją, tai įmonės eina su tikslu atpalaiduoti savo darbuotojus ir tas vyksta nuolatos. Atpalaiduot. Tai dabar jau yra suvokimas skirtingai nuo tada, kai jūs pradėjot, kad Labai ne tik stipriai. tai tikslai ir pasiekimai. Dabar jau verslas suprato, kad tik atsipalaidavęs ir laimingas darbuotojas yra kūrybingas darbuotojas. Tas, kuris gali rasti gebėjimus spręsti uždavinius, tos verslo uždavinius. Jeigu esi įsitempęs, tai pirmas dalykas, apie ką galvoji, kaip išgyventi, kaip išlikti, o po to jau galvoji apie kažkokius sprendimus. O jeigu esi atsipalaidavęs, ką ir daro įmonė šiuolaikinės, tarptautinės organizacijos, ką stengiasi sukurti aplinką, kur kolektyvas yra atsipalaidavęs, ramesnis, kur gali pailsėti darbo metu ir vėlgi kūrybingai dirbti. Ir čia atsiranda tas toks derinys, kad aš ir atsipalaidavęs ir tuo pačiu esu energingas. Nes kas iš to žmogaus, jeigu jis yra visiškai be jėgų ir jis eina į darbą pirmadienį be jėgų. Teisingai jis atidirbs savo tą darbo laiką, bet ar sukurs kokybišką produktą, kuris reikalingas kitiems. Tai čia klausimas. Ir ar tas žmogus tik tai vykdys kažkieno užduotis, ar vis dėlto priims pats sprendimus, kurie, tarkim, kažkokiai konkrečiai situacijoje yra daug naudingesni. Tai dabar pasaulis eina link to. Mes lietuviai, aišku, lėčiau, bet vis tiek einam. Mes vis tiek į priekį judam. Mes negalim nuo to atsilikti. Mes esam, kaip vadinu, tarp rytų ir vakarų, mes tarpininkai esam. Todėl mes sugeriam ir rytų pasaulio šiek tiek, ir vakarų pasaulio. Ir mes suprantam ir vienus, ir kitus. Šiaip lietuviai, kaip tokie, sakykime, labai yra imlus ir dvasiniam prasmėm. Pažiūrėkit, kiek įvairiausių seminarų vyksta, kiek daug jaunų žmonių ateina. Pavyzdžiui, Vilniui į visokias tokias sesijas, jogą, užsiėmimus, savaitgalių seminarus. Ir ateina daug jaunų žmonių. Mano žmona daro irgi moteriams įvairiausius patyriminius seminarus. Tai eina žmonės, jiems tas labai aktualu, svarbu, jie jaučia tame prasmę, naudą ir... Gal tai rodo labai prastą psichologinę būseną žmonių ir tokią desperaciją, ar negali tai būti? O ką daryti? Tai va, o ką daryti? O ką daryti? Matot, gaunasi, kad tavo gyvenimas vis dėlto tai yra tavo problemos. Pats turi už save atrasti. Visada sveika ieškoti pagalbos, nes yra daugybė žmonių, kurie išsprendė jau tavo problemą ir jie gali tau padėti. Ir yra profesionalai, tie patys psichologai. Ir yra žmonių, kurie tiesiog kaip prevencija užsiema. Aš sakyčiau, aš užsiemu prevenciją. Aš stengiuosi sukurti tą terpę, kurioje žmogus suvoktų, kad jisai turi problemą ir pats rastų gebėjimų jas išspręsti. Kaip ir kodėl žmonėm būna per stipru? Aš žinau patirčių po tokių užsiėmimų, kad būna per stipru, sakot, atsipalaiduoja, bet kai kurie žmonės jaučiasi kaip tik labai apimti stiprių jausmų. Taip. Čia labai įdomi tema, galim net tą progą suskambėti. Dažnai po įvairiausių terapijų, įvyksta kas? Žiūrėkit mūsų kasdienybę, mes gyvenam, dirbam ir mūsų kultūra, mes labai nekalbam kaip italai, kaip jaučiamės tarpusavį. Įsivaizduokit, dabar susėdom per šventę, ten sekmadienį ir kaip tu jautiesi, kas blogai, kas gerai ir taip toliau. Mes daugiau šnekam apie tai, ką reikia kalbėti. Aišku, dabar karta keičiasi, bet tam vyresnioji karta daro tai, ką turi padaryti. Ir mumise įvyksta toks dalykas, mes tarsi prikaupiam įvairaus tokio emocinio krūvio. Nesakom, pavyzdžiui, einam į darbą, kur darbe nekenčiu kolegos, bet turiu su juo sėdėti dabar. Ne? Ir kolegai nepasakysiu, kad jis man nepatinka, arba kad jis mane erzina. Pavyzdžiui, valgo saulėgrąžas darbo metu ir tą daro nuolatos. Ir man tai erzina, negaliu. Ir tas pyktis, jisai kyla, auga, ne? Ir kažkur jį reikia išlieti. Ir dabar ateina toks žmogus, sako, aš jau daugiau nebegaliu, mane erzina. Tai čia gražus pavyzdys, o jeigu žmonės gyvena 20 metų kartu ir tas vyksta nuolatos, arba eina į darbą, kurio nemėgsta pastoviai, taigi tas krūvis yra didžiulis. Ir per tą garso terapiją, arba šokio judesio terapiją, arba per įvairias dailės terapijas gali būti.
prasideda tas jausmas, tarsi atsiranda skylutė ir pro jį veržiasi tas visas pyktis kažkoks. Tik matot, tas terapinis efektas, kaip mes valandą groja, o žmogui reiktų kokių 6 valandų, kad jisai pakyla, jis nori išsitaškyti, išsirėkti, išsisakyti kažkokiu būdu, išleisti tą visą krūvę, o čia nėra laiko. Ir ne taip, kad žmogus paliekamas tada, ne, su tavo emocija. Svarbiausia, kad jisai pastebėtų, kas kyla pas jį ir vien tik jeigu aš stebiu, kokia manyje kyla emocija arba jausmas, jau tai sumažina krūvį. Jeigu aš dabar pastebiu, kad man ant kojos užlipo žmogus ir aš jaučiu tą savyje esantį pyktį, jis man jie kyla, bet aš sakau pats savo, aš esu piktas. Aš esu susierzinęs, kad kažkoks žmogus netyčia užlipo man ant kojos. Aš tikrai esu labai labai piktas. Ir vien tik tai per savistabą stebėjimą jau tas krūvis po truputėlį dingsta. Taip žmonės sako, kad kartais per stipru yra. Iš kitos pusės mes esame lietuviai, mums taip silpnai nepadarysim, mes norim. Jeigu daryti, tai 100%, jeigu namą statyti, tai didelė. Taip, mes tokie esam. Todėl kartais tos praktikos gali būti ir per stiprios. Aš asmeniškai, pavyzdžiui, darau 2 tipų. Yra tylos gongai ir maudynės gongai. Tylos gongai yra kvėpavimas, atsipalaidavimas, maudynės gongai, tik tai garsiai skambantis gongai. Ir tie žmonės, kurie nori, pavyzdžiui, ateiti į gongus, sakau, pradėkit nuo tylesnių, pažiūrėkit, kaip jums tiks, netiks. Jeigu norėsit, ateikite tuos kitus. Bet jeigu žmonės kartais irgi labai įdomiai daro, jie eina į pačią sunkiausią praktiką, jiems kažkas įvyksta ir tada sako, o kodėl taip? O taip neturėtų būti. O tai ko tu nori? Tas pats, kaip tu eini pas geriausią Vilniui stomatologą, kuris daro labai greitai, bet labai skausmingai. Tai o ko tikėtis? Taip, tą pusvalandį tam skauda, tą dantį, nerealiai. O po to jau nebeskauda. Tai va terapinis efektas ir yra tau padėti transformuoti tai, kas sukaupta tavyje, išleisti tą krūvį, kad po to jaustumėsi gerai. Ir praktika tai rodo, kad žmonės, pavyzdžiui, turėdami daugybę nerimo, dabar nerimas visur. Nerimas, panika, nekontrolė situacija, va dabar vėl pakils. Reiškia, aš matau, kas vyksta aplinkui, nežinau, kaip su tuo elgtis, labai sunkiai reaguoju ir viskas. Ir to, man atrodo, sprogsiu. Ir tada veda į paniką, pavyzdžiui. Tai jiem reikia nusiraminti nuo to. Tai praktika rodo, kad žmonės po įvairių tų sesijų jiems palengvėja. Bet per, pavyzdžiui, patį procesą visko gali būti. Jisai pastebi, kad kyla nerimas. Aš sakau, ašgi tau to nerimo neįpyliau. Jo labiau, kad, pavyzdžiui, jeigu salėje yra, tarkim, 30 žmonių, tai jeigu visų aš paklausčiau, tai vienas jaučiasi nuostabiai. Sako, taip gerai, tokie garsai, aš taip atsipalaiduoju, prasmengu į tokią būseną tarp miego ir nemiego. Man tiesiog labai gero, o kitas jaučia nerimą. Taigi, kas ne aš įpilu, žmogus reaguoja. Tai vadinasi, tie visi gongai, garsai gali sukelti ir po to nuramina. Ir visada sakau, po gongų, ramiai, stebėkit, kas vyksta, išsimiegokit, pailsėkit, skaniai valgykit. Svarbiausia, kad jūs pastebėtumėt, kas vyksta. Čia vėlgi toks rytų filosofinis požiūris - stebėti savyje ir savyje kylančias reakcijas į šitą pasaulį. Kelios akimirkos mums beliko, tai gal ir paklausykim kelias akimirkas dar tylėdami. Tai buvo Virenijus Andrijauskas, mes po žinių ir dainos grįšime į laidą 10.12.